Ir dabar jau Tado Gečo pasirodymas. Ruošiasi Darius Janutis, po jo su 125, lik ir viskas, ar ne? Gerai. Tai yra du sportininkai, kurie kelia 100, tiesiog paprastas. Stipriausias planetoje Žydrūnas Savickas. 180 kg. Koks svoris. Ir kaip paprastai jis kyla į viršų. Žydrūnas Savickas, plojimo 100 kg. Grįžtame prie mažesnių apkrovų. Ir šį kartelį Tadas Badiškai aukštai. Dalius Zuminskas, Kaunas. Keliam. Žydrūno Savicko bandymas. 190 kg. Na, yra viskas. Wow. Rezultatas yra tikrai neprastas. Reikalui atlikti yra skirtas 75 sekundės. Jei padangai pasibaigus laiko limitui, dalyvis nespės padangą per. Dalius Minskas verčia ir antrą kartą. 5 kartai Dalius Minskas. 6 kartas. Medalių kimbam keliam 7. Yra. Ir Valdemaras Lukaševičius 4 kartai. 5 kartas. Ir dėmesio. 1. Žydrūnas Savickas verčia antrą kartą. 3 kartai. 4 kartai. Na, Sauliau paskuba. Žydrūnas Savickas 5 kartai. 6 kartas. Yra. Viskas tvarkoj. Saulius Brusokas bei Žydrūnas Savickas. O rezultatai? Pradedam. Dalius Zuminskas ir Saulius Brusokas. Wow, kokį tempą demonstruoja numaliūnai. 20 metrų jau yra pasavu. Na, linkiu sėkmės tiek Sauliui, tiek Daliui. Kol kas viskas apylygiai atrodo, kad abiem krenta lagaminai iš rankų ir pirmasis finišuoja Dalius Zuminskas. Wow. Ir kurie norėtų sudalyvauti žiūrovams skirtoje rungtyje, bei pasirungti dėl fainų ir gerų prizų. Ar matysim 1 minutę, 56, 7, 8, 9 minutė yra. Neramūnai dar truputėlį. Jeigu tiesiog nori pakliūti į finalą, tik neišmesk pjūklo ant žemės. Minutė 10 sekundžių. Wow, va čia tai rezultatas. Toks jausmas, kad Ramūnas vakarais prieš... Dar papildomai. Ar Andrius atvažiavo su draugais? Ar yra Andriaus draugų? Yra, palaikom Andrių. Atsikvėpkim paskutinį kartą ir pabandom iškelti šį pakankamai sunkų automobilį. Kuris bendrai sveria beveik 1600 kg. Dar vienas bandymas. Ne. Vitalijus Grižanauskas, dėlė, plaivai bent už vieną iškeltą kartą. Priminsiu, laiko yra 60 sekundžių likti pilnumo šią rungtį. Ir iškelti 1, 2, 3 ar daugiau kartų. 1 yra. 2, labai paprastai viskas. 3 kartai yra. 4, fiksuojam. 5 kartai. 6 kartas yra. Tadas Gečas, 7 kartai. Labai gerai. Na, kiek liko laiko? Lieka 20 sekundžių. Na, keliam. 8 kartai. Laukiame 9 karto. Tadas Gečas, 9 kartai yra. Gerbimieji, palaikom sportininką. Jėgos jau senka. Laukiame 10 atkėlimo. Yra.
Na Tadai, viskas, 10 kartų, Tadas, lieka 30 sekundžių. Mariau, atsitūpk, atsitūpk. 3 kartai jau yra, ne? Atsitūpk, Kelėną, padėk ant žemę. Mariau, nebevar. Na gerai, dar vieną kartą. Dėl žiūrovų ir dėl bendro rezultato. Deja. Viskas, Marius Beniušis, 3 kartai. Plojimai. Ir tai yra kol kas antras. 9 kartai, Žydrūnas Savickas. Labai bet užtikrintai, 4 kartai. 5 kartas. 6 kartai. Kur jūsų palaikymas stipriausia planetoje? 7 kartai. 8 kartai jau yra. 9 kartas. Kiek liko laiko? 20 sekundžių. 9, 10 kartų, ar ne? 10 kartų jau yra. 11. Ir jeigu dar vienas kartas bus iškeltas, Žydrūnas vėlgi laimės. 12. Viskas. Dar kartelį plojimai stipriausiam planetoje. Žydrūnui Savickui, kuris šiandien nugali jau ir 4-oje rungtyje. Automobilio kelimas, kurią pristato Darius Janutis. Laikom. Šiek tiek teisėjas liepė žemiau palemti rankas. Na, dar truputėlį. Kiek jau turime laiko? Yra 33 sekundės. Labai neblogai. Laikom toliau, gerbėmiai, palaikom Galiūną. Darius Janutis, Tauragė. Viskas, teisėjo švilpukas. Tiesiog jūsų akims Vitalijaus Grižanausko pasirodymas. Vėlgi, po 15 kg kiekvienoje rankoje ir tikimas kuo geresnio rezultato. Vitalijau, laikom. Aš žiauriai sergu. Ar žiūrovai palaiko Galiūną? Praėjo pusę minutės. Viskas yra neblogai. Vitalijau, dar truputį. Deja. Vitalijus Grižanauskas. 30 sekundžių jau yra, nejaugi Žydrūnui nepavyks pagerinti Valdemaro laiko. Gerbėmiai, palaikykite stipriausią pasaulyje žmogų. Kiek yra laiko? 45 sekundės. Na, dar truputėlį. Žydrūnas Savickas. Dar truputėlį ir viskas. O kiek jie buvo atiduoda Mindaugas Jaras? Mindaugai jau reikia šiek tiek pailsėti, o Donatas Andriulis tikrai stabiliai keliauja į priekį. 20 metrų atžyma jau yra netoli. Mindaugas Jaras taip pat įveikė 20 metrų. Dabar gali 15. Mes įbrūmai, greičiau. Valdemaras Lukaševičius ir kuo skubiau jį įmesti atitinkamą pakilą. Yra videnti 3 rutulį. Super. Eilėje 4, kurio svoris. Kolegos sako, gal jau nukelk, nes laikas bėga. Dainius Repšys. 4 akmuo, sverianti 160 kg. Keliam. Dainiau. Eina. Čia nerealu. 100 metrų aukštį. Nenoriau. Kimbam ir... Akmuo nėra kaip patogiai paimti jo tiesiog. Viskas. Na, Sauliau. Greičiau. Sauliau. Sakas, Marijampolė. Čia geras. Ok, gerbėmiai, pradeda Marius Lalas. Pirmasis akmuo yra. Kokį tempą demonstruoja Marius? Netačiau. Marius Lalas. Klaipėda. Jau, nerealu. Startas, Žydrūnas Savickas pradeda, gerbėmiai, jūsų palaikymas.
Antrasis akmuo taip pat sukeltas. Ir trečia yra ketvirtasis. Taip pat įliktas ir lieka vienas vienintelis. Žydrūnas Savickas prie penktoje akmens. Yra Vladimiras Žydrūnas Savickui. O dabar belieka sužinoti rezultatą. Super Mario. 67 taškai. Tiek nedaug trūko iki antrosios vietos. Bet taip jau išėjo, kad šiandien stipresnis buvo Saulius Bursokas, Marijampolė antroji vieta. 68 taškai. Vos vienu vieninteliu taškeliu Saulius aplenkė Marių Lalą ir taip iškovojo antrąją vietą. Sveikinimai iš kolegų. O dabar visi likusieji, gerbiamieji, prašom tinkamai pasitikti šios dienos pirmosios vietos laimėtoją nugalėtoją, stipriausią žmogų pasaulyje, Žydrūną Savicką. Žydrūnas šiandien surinko 84 taškus. Žydrūnai, kur tu? Kuri šiandien buvo pati stipriausia, pati kiečiausia. Trečioji vieta Marius Lalas, antroji vieta Saulius Bursokas ir pirmoji vieta Žydrūnas Savickas. Kągi, ačiū dar kartelį vyrai. Ačiū dar kartelį visi. Nuo 18 valandos kviečiame jūs visus į Gargždų miesto sceną. Sometimes wonder where your pocket blew.